Jeigu kalbant apie studijas, tai didžiulė problema per pastarosius 4 metus atsirado universitetuose, kurie rengia specialistus žemės ūkiui. Tai yra būtent veterinarijos akademijoje rengiant gyvulininkystės technologus. Praktiškai nuo 2009 metų sutriko rengimas, kai buvo priimtas finansavimo modelis pagal studijų krepšelius, kai tiesiog žmonės pasirinkę arba studijuoti gyvulininkystės technologiją tiesiog nepapuolė į šią studijų programą dėl žemesnio balo, nes kadangi konkurencija buvo numatyta su žymiai populiaresnėm programom, vadybos ir taip toliau sritimi. O kurie tiesiog nepapuolė į valstybės finansuojamas vietas, turėjo mokėti didelius pinigus ir dėja tos studijos sutriko. To pasekoje 2 kursuose neturime nei vieno studento. Tai yra šita pasekmė tikrai pasijus per artimiausius metus, kad ne tik nebus tiesiogiai specialistų, kurie ateis dirbti gamybą, bet ir per visą grandinę toliau kalbant ir apie mokslininkus ir taip toliau. Panaši situacija atsitiko ir su agronomų rengimu, kur irgi dėl, sakyčiau, ydingos finansavimo tvarkos sutriko specialistų rengimas. Tai dabar puikiai bendradarbiaujant, mes ir vakar turėjom susitikimą su švietimo ministru, tiek ir su premjeru, kad būtent tom labai reikalingom žemės ūkio sričiai specialybėm ir būtent vienetiniam programom, kur niekas kiti universitetai nerengia, reikėtų rasti modelį, kaip įvykdyti bent minimalų tų studentų priėmimą į tas specialybės, kad būtų užtikrintas tų specialistų parengimas. Tai puikiai bendradarbiaujant su švietimo ir mokslo ministerija, mes vedame dabar diskutuojame ir manau tikrai tas sprendimas bus rastas. Reikėtų akcentuoti ir visų lygių, ne tik universitetinį išsilavinimą, bet visumoje dėl sumenkusio, pasakyčiau taip, gal net plačiau, žemės ūkio arba kaimo įvaizdžio visuomenėje, žemės ūkės mokslai ir specialybė šita tiek ir pradedant nuo profesinių mokyklų ir nuo kitur, tapo nepopuliari. Vakar irgi turėjom susitikimą su žemės ūkio profesinių mokyklų direktoriais, kur irgi buvo išsakyta ta pati problema, kad vis dėlto per pastarosius metus stojimas arba pasirinkimas tų žemdirbiškų specialybių labai sumažėjo. Tai tikrai šitą esame irgi vyriausybės programoje numatę, kad būtent skatinti, kad kaimo tas įvaizdis galimai gerėtų ir būtent galbūt ir kai kurias programas sukuriant, kad jau nuo vaikystės būtų ugdoma meilė kaimui, žemės ūkiui, nes Lietuva, aš kaip sakau, buvo turbūt agrarinė šalis ir tikrai jinai bus tokia. Kviečiame visus pasidairyti po savo kaimą, miestelį, miestą, gyvenvietę, rajoną, seniūniją ir siūlyti jūsų manymų gimtosios žemės jorio apdovanojimų labiausiai vertus žmonės, kurių geri darbai turėtų būti žinomesni ir dar labiau įvertinti. 2013 metų gimtosios žemės jorio apdovanojimų nominacija už tai, kad visiems būtų geriau. Nominantus gimtosios žemės jorio apdovanojimams prašome siūlyti elektroninio pašto adresu konkursas@gimtojižemė.lt. Parašykite apie jūsų siūlomo asmens ar kolektyvo veiklą. Nepamirškite nurodyti savo ir nominanto telefono numerio, elektroninio pašto adreso, kad galėtume su jumis susisiekti. Galite atsiųsti nuotraukų, filmuotų vaizdų ar kitokios informacijos, kuri padėtų bei paskatintų žiūrovus tvirčiau apsispręsti, kam atiduoti savo balsą. Gimtosios žemės jorio apdovanojimų laimėtojus apdovanosime tradicinėje Gimtosios žemės jorės šventėje. Apie Gimtosios žemės jorio apdovanojimus galite paskaityti ir laidos interneto svetainėje gimtojižemė.lt. Jau esame pasakoję, kaip ūkininkai, Baltijos traktoriaus protesto akcijos dalyviai, senu Belarusu iš Talino nuriedėjo į Briuselį. Verta žinoti ir tai, kad nemaža dalis pasaulio laukais ir gatvėmis važinėjančių šio traktoriaus jaunesnių ir mažesnių broliukų surenkami Lietuvoje.
O bendrovė dar praėjusiame tūkstantmetyje pradėjusi veiklą ir nusistačiusi taisykles, prekiauti viskuo išskyrus ginklus, narkotikus, moteris, naftą ir spalvotosius metalus, atšventė jau 20-ąjį gimtadienį. Praktiškai šitą žmogų galima, aš vadinu bent asmeniškai, savo verslo krikštatėviu. Tuo patikėjimu, kada buvo įpareigojimas tikrai atlikti viską sąžiningai. Tai buvo šitas vadinamas rapso verslas, kada man buvo patikėta šitą ir aš ten per 3-4 mėnesius teko susipažinti ir su Baltarusija, ir su Estija ir taip toliau. Tai ačiū Jonui Kondrotui ir noriu tikrai pakviesti ir įteikti šitą atminimo laikrodį. Kai susitikom jo dėstomi planai, man atrodė, kad negreitai bus įgyvendinami ir pasiekiami, bet aš šiandien džiaugiuosi, kad tai yra virto realybėje ir jiem pasisekė. Tai kodėl pasisekė? Nes tai yra jaunas žmogus, buvo užsispyręs, žinantis, ko siekia. Pirma, tai reikėjo kažkaip pragyventi. Antras dalykas, kuris ir paskatino imtis tam tikro verslo rūšies, tai buvo visų, sakykime, tarp įmonių buvusių ryšių nutraukimas. O žinot, bet kokioje ekonomikoje, ar tai būtų, sakykime, kapitalistinė santvarka, ar tai socialistinė, ryšiai tarp įmonių ir tiekimai, jie yra labai svarbus. Tai būtent tuo pati pradžia ir buvo, kad užsiėmėm šitų ryšių atstatymą. Знакомы мы с фирмой Джейрана уже, вот как они, в принципе, создавались, так мы с этим. Mes su Džeirana pažįstami nuo jų įsikūrimo, o glaudesnis ekonominis bendradarbiavimas prasidėjo 2005-aisiais. O šiaip jie pirkdavo iš mūsų Belaruso traktorių atsarginės dalis. 320 traktorius mes pradėjome nuo 2009 metų. Sudarėm sutartį su Babruisko traktorių gamykla, kuriai buvo atiduotas šitas brendas gaminti šitos traktorius. Mes sudarėm su jais sutartį, pradėjom tiekti jiems, reiškia, detalės, irgi tam tikras apdailos detalės į šitą gamyklą. Вот, ir gavome teisę rinkti šitos traktorius Lietuvoje. В течение года целый месяц работаем для того, чтобы Mes per metus visą mėnesį dirbame, kad aprūpintume Džeiraną produkciją. 230–250 traktorių komplektų mes tiekiame jūsų Respublikai, kad Džeirana juos surinktų, išbandytų ir siųstų savo gaminių naudotojams. Bet negalėčiau pasakyti, kiek tiksliai jų darbuotojų visus metus nuolat dirba mūsų gamyklos poreikiams, kad aprūpintų mus tų traktorių apdailą. Visas šitas produktas yra sukurtas mūsų įmonėje. Aš pats esu sukūręs šitą visą modelį ir bendrom jėgom su plastiko padaliniu yra viskas įgyvendinta. Vat visas tas priekinis vadinamas kapotas, liaudiškai kalbant. Čia yra vat galinis dešinės pusės sparnas. Čia kairės pusės. Čia yra vat stogo detalė iš šono ir pjūvis yra padarytas ir apatinė vidinė dalis. Čia akumuliatoriaus dangtelis, kur ant sparno dedasi. Čia į stogą tokia vidinė papildoma detalė, kur mes planuojam dabar dėti, kad didėtų, reiškia, virš vairuotojo galvos paminkštinimas, paralonas turės būti. Mes gyvulininkystę verčiamės, nedidelis pieno ūkis. Tai toksai traktorius, manau, praverstų ir, sakykime, nuvažiuoti pas karves, atvežti karvėm vandens, parsivežti pieną. Manau, kad turėtų suktis neblogai šienapjovę ir va tokiam nedideliam ūkiui, manau, kad labai būtų geras pagalbininkas. Neaukštas, normalus traktorius, su kuriuo
daug kur galima įvažiuoti. 40-50 karvių yra ir darbuojamės, technika viskas tvarkoja, dalis viskas gerai aprūpinama, problemų dėl prastovėjimo neturime. Vieną esu įsigijęs, bet 10-25 garantinis remontas buvo gerai aptarnaujamas, dalių, ką reikia, visą laiką gauni, maloniai priima, aptarnauja. Tiek inžinieriai, tiek ūkininkai, tiek bet kurie nusimanantis apie techniką žino, kad nieko nėra amžino ir viskas genda. Tik turėčiau pasakyti, kad tai yra tokia technika, kuri nesugenda visiškai, kad jau ją reikėtų išmesti. Jis yra sėkmingai taisoma, remontuojama ir pakankamai pigiai. Atsarginių detalių yra visoje Lietuvoje, kur tik tai prekiauja parduotuvės atsarginių traktorių detalėmis. Ten Belarusui tikrai visada galima rasti. Ir santykinai palyginus kainas, tai tiesiog bijau pasakyti, ko gero 30-300 netgi procentų yra pigiau negu vakarietiškos technikos. Ne tik ūkininkai naudoja ir žmonės turintys sodybas, ir tam tikri verslininkai, ir tiesiog pasivalyti ir aikšteles, ir transporto įmonės, ir parduotuvės, ir savivaldybės. Be abejo, jis dabar labai plati gama šito traktorius, jis naudojamas labai plačiai. Reikia įsiklausyti į pirkėjo pageidavimą. Ir tokiu būdu atsiranda tas toks momentas, kada patogiau yra surinkti pačiam ir išbaigti iki galo tai, ką nori pirkėjas, negu kad gauti iš gamyklos ir po to perdirbinėti. Lygiai taip pat pasižiūrėjom, visi vairuojam automobilius lengvuosius ir juose yra parkavimo sistema, atbulinio vaizdo kameros. Tai lygiai tą patį mes dabar irgi, būtent iš šituos traktorius, kadangi tai yra, sakysim, daugiau pritaikyta gal tokiuose teritorijose dirbti, kur vaikšto žmonės, tai irgi yra atbulinio vaizdo kameros montuojamos, kad būtų galima matyti, kad nesužaloti ko nors, nenugriauti, kad būtų saugus darbas. Pripustytojų Veridovui, aišku, sunku yra, bet kadangi mes turim labai, bendruomenė turi šalia puikius kaimynus, įsikūrę yra, mums žiema praktiškai ir nebaisi yra. Prie bendruomenės namų keliai nuvalomi ir kaime taip pat pagrindiniai keliai valomi, aišku, iš savo kiemų žmonės savo jėgom valosi, kiekvienam neišvalys. Bet pagrindė tai biblioteka yra, bibliotekai čia vaikai renkasi, keliai pas mūsų būna nuvalyti. Praėjo tie laikai, kai kasim kastuvais, šepečiais valydavom, dabar tiesiog žavios, kad yra tokia technika. Ir aišku, norėtos bendruomeniai tokią įsigyti, bet kadangi bendruomenės dar tiek lėšų neturi ir tenka prašyti gerų kaimynų, kurie mums tikrai padeda. Man pats procesas yra didžiausias malonumas, todėl ar tai darytumėj tą patį verslą ir jį plėstum, ar užsimtumėj kažkuo tais naujų, kaip šiuo atveju pas mus yra įvairių sričių įmonių mūsų grupėje. Tai yra paprasčiausiai malonumas padaryti gerai, padaryti geriau negu buvo. Tai suteikia tikrai pasitikėjimo, galbūt kažkokio tai džiaugsmo. Tai yra pagrindinis variklis, dėl ko darai vieną ar kitą dalyką. Tikriausiai nedažno mūsų rankdarbius lietė prezidentai, monsinjorai, kiti garbus Lietuvos ir užsienio piliečiai. Ir turbūt retas, kuris galėtume pasigirti tokią galybę apdovanojimų. O štai Lietuvos Respublikos meno kūrėja, 2008 metų Gimtosios žemės jorio apdovanojimo laimėtoja ponia Saulė Lazarevičienė yra pelniusi Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medalį, Lietuvos Respublikos Seimo medalį, daugybę diplomų bei pagyrimo raštų. Čia jau mūsų abiejų bendradarbiavimas su vyru. Jis daug labai man padeda. Ir prie kiekvieno žanro jis man padeda. Ir prie juostų, ir prie sodų, ir prie verbų. Ir šitokia darna, kaip tik ir duoda rezultatą, klausykit. Ar aš viena padaryčiau tiek verbų, jeigu ne jis, kaip padėjėjas man. Dabar su sodais taip pat. Jisgi pripjauna. Jis sukarpo juos, o jau man lieka tik tais surūšiuot.
pagal storumą. Šiek tiek juodadarvis, bet šiek tiek ir tokio, ir baltesnio darbo šiek tiek yra. Jau ir praktikos įgyjęs. Ne, juostų klausimų tai praktiškai jau aš nelabai žinau tos operacijos, ką ten daryti reikia. Šeimos židinio šilumą, jeigu trumpai pasakyti, audimas priduoda. Gyvenimas šiandien man yra mielas. Apie ponę Saulę Lazarevičienę mininčią 80 metų sukaktį ir apie darnią Lazarevičių šeimą daugiau pasakosime kitoje Gimtosios žemės laidoje. Šiandien tiek apie žemę, ūkį ir žmones. Primename, kad laukiame jūsų siūlomų kandidatų šių metų Gimtosios žemės Jorio apdovanojimams. Iki kito šeštadienio.